Gerą olimpinį sekmadienį, sakome jums iš Alytaus. Šiandien čia Top Sport A lyga ir 35-ojo turo rungtynės tarp Alytaus Dainavos ir Kauno Žalgirio. Na, kol kas alytiškiams nepavyksta užsikabinti už ilgų perdavimų, tolimų adresuojamų kamuolių. Kajodė numeta kamuolį Antonui Fase ir šis vienu lietimu virš skersinio smūgiuoja. Tvirčiau atsistojęs ant kojų ir Dmitro Mandričenko nučiuožė nuo to kontakto, o čia perdavimas Antonui Fase. Paskutinės pirmojo kėlinio minutės baigė ištiksėti Žanas Benedičius. Gražiai skirsto kamuolius slovėnas. Kajodė pabėga nuo savo oponento. Kajodė, jo perdavimas, Armanavičiaus smūgis ir spurda kamuolys vartų tinkle. Vilius Armanavičius 44 minutę išveda Kauno Žalgirį į priekį. Benedičiaus perdavimas į kairį aikštės kraštą, ten Lola Kajodė susitvarkė su savo oponentu ir Armanavičius griūdamas atsiliepė į Kajodės perdavimą. Atrodo, pavojaus nėra, bet štai Benedičiaus perdavimas į tarpą tarp gynėjų. Čia sprinto dvikova laimi Kajodė, plastiškas jo veiksmas ir tarp dviejų gynėjų įkirtęs Armanavičius siunčia kamuolį į vartų kampą. Na, leidžia kautis varžovams pakankamai aštriai, bet čia pat ir perima žaidimo kontrolę. Arbitras Gloniūnas čia aplenkia varžovą, deda žingsnį ir perima kamuolį, tuo pačiu pasiūsdamas žalgiriečius į greitą kontrataką. Smūgis į vartus. Netaip seniai dzūkų tankai žaidė draugiškas futbolo rungtynes su Vilniaus Ryto Ultras grupuotė. Smūgis į vartus. Čia Antonas Fase. Ir čia Vilius Armanavičius priima kamuolį, atiduoda perdavimą Dolžnikovui. Dolžnikovas, na, sudėtinga perimti kamuolį iš tokių techniškų žaidėjų kaip Artūras Dolžnikovas. Maudo iš čia savo oponentus dešiniajame krašte. Taigi, žalgiriečiai pasiima dar 3 taškus akistatoje su Dzūkijos sostinės ekipa.